laidos Agro ambasadoriai žiūrovai. Šį kartą kviesime Jūs į kelionę po inovacijų, mokslo ir tyrimų pasaulį žemės ūkyje. Apsilankysime įmonės Agro koncernas inovacijų ir tyrimų centre, kur gimsta našiausios auginimo technologijos. Pamatysime iš arti, kaip vyksta darbas ten, pabendrausim su centro vadove Egle Petraitiene, o tada jau keliausime pas tikrą Agro ambasadorių, ūkininką Romą Majauską, kuris visas šias inovacijas pritaiko savo žemės ūkyje ir atlieka įvairius bandymus. Arnai, papasakokit dabar, kodėl žemės ūkyje yra tokios svarbios tos inovacijos ir atliekami tyrimai? Pirmiausia, tai dėl to, kad labai kinta viskas nuolat ir vis turim naujų iššūkių agro sektorėje. Pirmiausia, tai nuolat keičiasi klimatas ir nuo klimato mes esame labai priklausomi ir dažnai tie sprendimai, kurie priimami čia ir dabar greitai, pavasario laikotarpį arba rudenį, iš tikrųjų lemia tą galutinį rezultatą labai stipriai. Tai kuo daugiau mes scenarijų išbandom, kaip elgiamės ABC atvejais per skirtingų metų tematikoje, ar ne, tai tada ir pamatom iš tikrųjų, kurie veiksmai geriausiai veikia ir tokiu būdu galim stabiliau dirbti visuose Lietuvos regionuose. Ir čia tam jūs turite net du tokius centrus atskirus, tai sutrumpintai vadinasi ITC, TTC, tai jūs gal galite šifruoti ir papasakoti apie ką tai. ITC šifruojasi inovacijų tyrimų centras. Ir būtent šiandien čia lankotės, stebėdami, kaip darom tos bandymus laukeliuose. Tai šitas skyrius būtent ir tyrinėja naujausias veiklias medžiagas, kurios ateina į rinką, įvairias kombinacijas purškiamų produktų, tręšiamų produktų. Taip pat analizuojam labai stipriai veislės ir stebėm iš tikrųjų, kaip kuri reaguoja į mūsų vieną kitą darbą, kurį mes padarom laukuose. Tai čia turim šiemet beveik 3000 laukelių, kitiem metam ruošiamės, dar nežinau, kiek bus tyrimų pavasarį, iki pavasario, bet greičiausiai gali būti, kad dvigubėsim. Ir iš esmės tam yra būtent tam surasti tos, kodėl mes turim tos darbus atlikti kažkuriuos ir ką turim atlikti. Tai žiūrim įvairiausias preparatų dozes, ieškom galimybę jas sumažinti, ieškom kaip pakeisti cheminės medžiagos natūraliomis. Taip pat ieškome veislių, kurios ateina į rinką ir gali būti atsparesnės lygom ar kažkokiem kenkėjam. Ir tokiu būdu stengiamės sumažinti įdėjimus, kuriuos ūkininkas vienaip ar kitaip svarsto, ar man tą darbą atlikinėti laukuose ar ne. Ir kada mes jau išleidžiam savo mokslinius leidinius gale metų, ir šiemet dabar jau rudenį, baiginėjom paskutinius darbus laukuose ir sėsim prie knygų, prie užrašų ir sukursim greičiausiai apie 100 puslapių tokią ataskaitą, kurią daliname su savo visais partneriais, tam, kad jie peržiūrėję mūsų analizuotus scenarijus, kažkurį iš jų galėtų pristaikyti kitais metais ir savo. Tai tą tradiciją tęsim jau nuo 2019 metų, nes 2018 būtent pirma sėja įvyko, kurią pats ir atlikau, dar atsimenu, nes Eglė mūsų komandai dar nebuvo. Kada kalbam apie TTC, mes jį šifruojam kaip tiksliųjų technologijų centrą. Tai būtent tiksliųjų technologijų centras yra skirtas, kada jau aišku, kodėl ir ką reikia daryti, mes ten ieškom galimybių, kaip padaryti, kad sutaupytumėm vėl kažkokius resursus ir padarytumėm darbus laukose efektyviau. Tai pavyzdžiui, testuojam įvairius sensorius mūsų kuriamam ateities ūkį, kurie, sakykime, skanuoja, kaip laukai yra padengti augalais ir tokiu būdu jis automatiškai algoritmas parenka trąšas, kiek jų reikia. Taip pat analizuojam įvairių technikos elementų, skirtingų sėjamųjų, žemės dirbimo sistemų, tręšiamųjų, purkštuvų darbą ir būtent parenkam praktikas, kurios tinka tiem visiems darbam atlikti. Kitas niuansas yra, kad vis daugiau žiūrim į skaitmenizaciją, tai dabar jau testuojam ne vieną dirbtinio intelekto produktą. Taip pat pirmasis Baltijos šalyse robotas skirtas žemės dirbimo darbams įvairiems monotoniškiams, būtent tam ūkį darbuojasi. Tai ten jau daugiau tokie praktiniai dalykai, kurie, kaip pasakyti, ir tas praktinis, bet ten jau toks grinai, imu kastuvo ir kasu, ar ne, jau kaip vyksta tas darbas fiziškai. O čia būtent tyrimų centre mes ieškom tų visų kombinacijų įvairių molekulių, tręšiamųjų produktų, tų pačių veislių. Tai jau yra toksai fundamentas daugiau.
Ir kas už viską ten yra atsakingas, ant ko viskas stovi? Tai būtent inovacijų tyrimų centro vadovė yra dr. Eglė Petraitinė, šiandien su ja ir matysitės ir bendrausit. Ir ji prie mūsų komandos prisijungė prieš 5 metus, kai tik tą centrą kūrėm labai ilgą patirtį, beveik 30 metų jau turinti moksliniuose tyrimuose mokslininkė. Ir nuo to laiko jos komanda ir išsiplėtė, ir padidėjo, ir tų tyrimų vis daugiau atliekam. Ir svarbiausia, daug užsakymų gaunam ir iš užsienio korporacijų, kurios nori registruoti tuos skirtingus produktus Europoje kartais. Tai šiandien galiu pasakyti, kad iš tikrųjų Lietuvoje ūkininkaujam saugiausiai pasaulyje, nes viskas yra labai stipriai reglamentuota, griežtai prižiūrima ir mes irgi tuo didžiuojamės, kad nuo to griežčiausio reikalavimo arba tos rinkos atmosferos mes dar ieškom būdų savo privačiom investicijom, kaip dar sumažinti, dar ūkininkauti tvariau, švariau ir draugiškiau aplinkai bei žmonėms. Puikiai, ačiū Jums labai, Arnijo. Mes dabar keliausim susipažinti su žmogumi, kuris labai stipriai prisideda prie to, kad mes būtume viena tokia saugiausia, tikriausiai saugiausia ūkininkaujančių šalių. Tikrai taip. Egle, papasakokite apie savo pačią pradžią. Kaip Jūs pradėjote savo kelią agrosektoriuje apskritai ir kodėl būtent į šią sritį ėjote? Iš tikrųjų, gimiau, augau kaime, tai ir dabar gyvenu ir labai džiaugiuosi. Miesto turbūt niekada nemėgau, todėl kad man trūksta mieste žalumos, tos erdvės, to laisvumo ir jau gal studentai baigę mokyklą ir pradėję studijuoti, dar galvoja, ar čia pasirinko tą kelią, ne tą kelią, bet iš tikrųjų aš tai jau žinojau, kad aš eisiu į universitetą, į Žemės ūkio universitetą, kad būsiu agronome. Mes mokindamėsi mokykloje turėdavom tais laikais ir padirbti ūkyje. Ir tėvai dirbo ūkyje ir ta atmosfera, ta aplinka, kur supa mus, mes kažkaip ir augom taip. Tai gal, sakyčiau, tėtis labai nuliūdo, nes jis norėjo būti, kad aš būčiau gydytoja. Bet kai aš baigiau universitetą, baigiau magistro studijas ir jau apsigyniau daktaro laipsnį, aš pasakiau tėtė, aš ne gydytoja tapau, bet gydytoja tapau augalų. Tai aišku, tėvukas gal nenorėjo, kad vieną dukrą išleistų būtent į tokią specialybę, nes žemės ūkis tikrai yra labai sunkus. Ir šiuo metu, aš sakyčiau, aš labai džiaugiuosi, kad aš esu, nes žemės ūkis dabar jau agroverslas, tai yra sudėtingas, įdomus, reikalaujantis daug žinių, informacijos, daug patirties ir kiekvieną dieną jis keičiasi, jis nėra monotonija. O agroversle jau esu daugiau kaip 25 metus. Oho, ir čia dabar šiuo metu darbuojatės agrokoncernas įmonėje, tai kada čia atėjote? Čia atėjau lygiai prieš 5 metus, nes šiek tiek pasijutau, dirbdama, kad kažko man trūksta. Ir tas noras tobulėti ir noras pradėti viską nuo pradžių, nes įmonėje įsikūrė inovacijų tyrimų centras. Jis buvo pati pradžia, buvo būtent spalio mėnesį. Pati pradžia man tiesiog sužavėjo tuom, kad tokia didelė kompanija, jos noras įkurti tokį centrą ir kad jie taip pat nori tobulėti ir sužinoti ir teikti rekomendacijas ar tikslinti technologijas, ta mane žavi iki dabar ir tikiuosi, kad žavės dar ilgai. Tai sutapo jūsų vertybė, žodžiu, ir tiek jūsų, tiek ir agrokoncerno. Taip, ir iš tikrųjų darbas tikrai yra labai įdomus. Jis pilnas, kiekvieną dieną mes gyvenam su iššūkiais. Bandom įspręsti susidariusias problemas, aiškinamės įvairias situacijas. Mes žengėme žingsnį į tą saugų, tvarų žemės ūkį, o keičiasi, mes nepamirškim tai, kad keičiasi ir kenksmingieji organizmai, tai žaldariai, lygos, kenkėjai,
Tai kaip mes norim išgyventi, valgyti kuo sveikesnį maistą, taip ir kenkėjai, ar lygos, ar piktžolės esančios jau tai nepageidaujami organizmai mūsų laukose. Taip pat jie nori išgyventi ir besikeičiant oro sąlygom, jie taip pat keičiasi. Tas toksai bendras tas išgyvenimas iš dviejų pusių priverčia mus eiti visi prieki. Ir parodysit mums šiandien, kaip atrodo jūsų visa darbo aplinka. Būtinai parodysim visą darbo aplinką, kaip komanda dirba. Tai tikrai yra smagu ir labiausiai gal smagiausia yra tai, kad kai tu atlieki darbus nuo pat sėklos padėjimo į žemę, sužinojus dirboje, ką turim, kokias maisto medžiagas ir paskui užauginus per visą augalų auginimo sezoną. Ir kai tu stovi prie tų laukelių, kaip reikia nuimti derlių, tiesiog džiaugiasi širdis. Atėjom čia jūsų inovacijų ir tyrimų centrą, labai smagu matyti čia, kad žmonės darbuojasi, kažkas vyksta, veiksmas ar ne, visokia tikrai inovatyvi aparatūra yra, kuri matosi, kad investicijos tikrai buvo padarytos per 5 metų. Bet vis tik tai kokios yra pagrindinės funkcijos šito centro? Pagrindinės funkcijas iš tikrųjų skirčiau 2. Tai yra tikslinti rekomendacijas ir tobulinti augalų auginimo technologijas. Aišku, čia yra tik keli sakiniai, bet į tuos sakinius sugula labai daug rezultatų ir labai daug atlikto darbo, nes viskas prasideda, aišku, nuo centro, kuris per 5 metus pasikeitė, kuria prasme. Tai, kad mes pradėjome su 1000 laukelių, turėjome, šiai dienai turime jau daugiau kaip 3000 ir tikrai mes nesustosim. Prasidėjom nuo to, kad tyrėm tik tai, pabandėm pasižiūrėti ir pasitikslinti esamas rekomendacijas. Paskui atkeliavo veislių tyrimai. Veislės rinkomės žieminių kviečių ir žieminių rapsų turėjom tik po 18. Testavome, žiūrėjom ir atrinkinėjom, kurį veislę mūsų sąlygomis auginti. Šiai dienai mes jau tyrėme ir žiūrime ir stebime 60 veislių žieminių kviečių, virš 50 veislių žieminių rapsų jau turim pasėję. Tai iš tikrųjų apimtis didelės, inovacijos įdėtos labai didelės. Mes kiekvienais metais turime ir pagalbininkų. Tai yra studentų, agronomų, kurie ateina pas mumis ir dirba, atlieka praktiką, domisi. Tai yra labai džiugu, jaunimas tikrai puikus. Taip pat šauni komanda dirbanti, kuri ir profesionali, ir kruopšti. Nes šitas darbas labai reikalauja kruopštumo ir tikslumo, ir kad kuo mažesnio suklydimo, o kad mažiau suklystumėm, tai būtent mūsų naujos inovacijos, naujos paimtos ir įsigytos priemonės tai suteikia tai atlikti. O kaip atrodo visas tas jūsų bendradarbiavimas su ūkininkais? Mes su ūkininkais visuomet bendraujame, labai stengiamės, kad tas bendradarbiavimo ryšys labai būtų glaudus. Atliekant tyrimus ir gautus rezultatus mes susisteminam ir tuos rezultatus pateikėme kasmetinėse konferencijose. Pasakojame lauko dienose. Ūkininkai suvažiuoja pas mus į lauko dienas sezono metu. Jau galime vizualiai pamatyti, kaip viskas atrodo, būtent kaip veikia vieni ar kiti panaudoti produktai, ar tręšimas panaudotas per lapus, ar birių trąšų skirtingų normų, veislės kaip atrodo, kaip jos reaguoja į ligas, į kenkėjus. Ir kaip galima jau matant sezono metu gali atsirinkti, kuri yra veislė jau produktyvi, kurie galima užauginti kuo didesnį derlių ir aišku, kuo sveikesnį. Tai viską tai gali pamatyti. Kiekvieną savaitę mes ūkininkams pateikiam naujienlaiškius. Reiškia, tose naujienlaiškiuose rašome, ką reikia daryti, būtent kokios problemos vyksta būtent tuo metu. Tais metais prie tokių sąlygų. Tai iš tikrųjų visi rezultatai patenka ne kažkur nugula, bet jie mes skleidžiam
ir mes labai džiaugiamės, kad vis kasmet ūkininkų vis daugiau mūsų aplanko, tiek per konferencijų metu, tiek lauko dienose. Daug labai atliekam ir konsultacijų ir iš tikrųjų mums ūkininkai, mūsų centrui irgi taip pat padeda, nes mus įsileidžia į savo laukus ūkininkai ir leidžia mums atlikti tyrimus, nes negali daryti vienoj vietoj, reikia truputį plačiau, paimti didesnę aplinką, kad būtų skirtingos sąlygos vyktų. Pradžia prasideda, aišku, nuo dirvožemio, nes mūsų tyrimų centre atliekami dirvožemio tyrimai. Tai atliekant dirvožemio tyrimus mes puikiai žinosime, kas yra dirvoje, kokios maisto medžiagos ir kiek mes jų turim. Jau iš karto mes galime tada sumažinti ir išberti ne tiek, kiek noras yra, bet tiek, kiek reikia. Tai jau iš karto jau mes einam į sveikumą. Toliau tyrėme įvairius augalų apsaugos produktus. Stengiamės juos sumažinti, keisti biologiniais produktais. Daug į rinką ateina biologinių produktų, juos mes testuojam. Taip pat einame tą linkme, kad būtų kuo tvaresnis ir saugesnis mūsų užaugintas derlius. O kaip yra su užsakomaisiais tyrimais? Dar pas jūs yra tokie atliekami, ar ne? Atsitiko taip, kad jie atėjo pas mus neseniai, tam reikėjo pasiruošti, atlikti namų darbus, tam, kad gautumėm sertifikatą. Gavę sertifikatą, kurį išduoda augalų apsaugos tarnyba, leidžia ir suteikia mums galimybės dar pasitvirtinti tai, kad mes atliekam tikslius bandymus, kad gauti duomenys yra patikimi, nes tuomet su šito sertifikatu mes galime atlikti dar neregistruotų produktų tyrimus. Įmant tai, kad dėl produkcijos veikumo labai stipriai dirbama būtent šiaurės šalyse, tai su šiuo sertifikatu mes patenkam būtent į tą šiaurės šalių zoną, bet labai džiugu, kad pas mus atlikti tyrimai gali būti panaudoti rezultatai, pavyzdžiui, Danijoje ir užregistruotas produktas. Tai atsakomybė ne tik už save, ne tik už mūsų šalį, bet už visus. Kiekvienais metais turim praeiti patikrą augalų apsaugos tarnybos ir tą vykdom sėkmingai. Labai džiaugiuosi tikrai. O kaip jūs pati jaučiatės atlikdama tuos bandymus, visokius tyrimus ir besidalindama jau rezultatais ir kažkokiam naujom žiniom su ūkininkais? Tai žinokit, džiaugiuosi. Aš visuomet džiaugiuosi. Aš turbūt džiaugiuosi tuomet, kai pavyksta gauti rezultatus. Man bet kuris rezultatas yra rezultatas. Ar jis neigiamas, ar jis teigiamas, bet jis yra rezultatas. Ir labai džiugu, kad galime perteikti ūkininkams. Ir kokią jūs ateitį matote šio inovacijų ir tyrimų centro? Tik tobulėti. Tik tobulėti, eiti pirmin kasmet, nes žemės ūkis dabar tikrai ne tai, kaip buvo prieš daug metų. Tai yra verslas, tai yra labai daug investicijų, labai daug sužinojimo, nes mes taip pat ir molekulinius tyrimus atliekam. Tai viskas į priekį eina, kad eiti genetika, robotika, visos technologijas. Tai iš tikrųjų džiugu, kad mes norim ir tikrai tobulėsim. Tobulėjom ne tik prasme savo žiniomis ir, kaip sakoma, sužinoti siekiu kuo daugiau, ištirti, pateikti daugiau informacijos, žinių, patobulinti technologijas, to, kad jos būtų kuo sveikesnės, kad maistas mūsų būtų kuo sveikesnis. Ir aišku, labai džiugu, kad jaunimas ateina. Tai jie pažabos tas visas naujausias technologijas ir eisit tik į priekį, ko ir labai linkiu. Na, dabar vykime į visai netoliese, čia pat besidarbuojantį ūkininką Romą Majauską, sužinoti, kaip jiems sekasi bendradarbiauti su inovacijų ir tyrimų centru ir kiek savo kasdienybėje jisai išlošia, pritaikydamas naujausias žinias. Romai, papasakokite, kadagi prasidėjo jūsų bendradarbiavimas su agrokoncerno inovacijų ir tyrimų centru. Taip, su agrokoncernu taip bendraujam jau daug metų, 30 ir daugiau metų, bet kai prasidėjo tyrimus, pradėjo atlikinėti,
ir buvo labai įdomu. Ir mes kažkur prieš 3 metus, 20 metais rudenį, man atrodo, pirmą kartą susitikom ir pradėjom bendradarbiauti. Aptariam, kuriuos laukus aš paliksiu bandymams, ką reikėtų pasėti ir ką reikėtų daryti, ko nedaryti. Ir praktiškai daugiau mano veikla pasibaigė. O kokias jūs tokias pagrindinės naudas matote bendradarbiavimo? Mums įdomiau rezultatai to bendradarbiavimo, nes kadangi keičiasi klimatas, keičiasi gamta, keičiasi veislės, keičiasi įvairūs dalykai gyvenime ir aš taip jaučiame, kad jaučiasi ir pas mus žemės ūkyje ir mūsų ūkyje. Tai dėl to mes ir įdomaujamės, kaip ten seksis tie bandymai. Tai dažniausiai tai laukiam rezultatų. Mus paprasčiausiai tai domina nauji dalykai, tai yra nauji herbicidai, sakykime, kaip jie panaudojami, nes jų Europos Sąjunga vis tik tai mums lemia daugelį dalykų, išima daug pesticidų iš rinkos ir mums tenka įsiversti. Tai vat, aš manau, kad į tuos atsakymus galėtumėm rasti per bandymus mūsų laukeliuose ir mes to tikimės. Kita vertus, sakykime, labai dažnai pasižiūrim naujus dalykus, tai yra ir veislės, ir taikymas, sakykime, laikai, nes dabar pasikeitė, sakykime, jeigu mes prieš 10 metų sėjome rugsėjo pradžioje, sakykime, žieminius, tai dabar mes jau sėjam rugsėjo 20 ir netgi pasirodo dar galėtumėm vėliau sėti, nes pasikeitė klimatas. Tai visi šitie dalykai mums įdomus ir jie tie atsakymai gali būti, kad eglė mums padės juos išspręsti. O apie konferenciją šiek tiek papasakokit, irgi juose dalyvaujate, irgi domitės, kas naujo būna, ar ne? Taip, bet sakykime, bet koks susirinkimas, bet koks žinių pasidalinimas yra naudingas. Iš kiekvienos konferencijos kažką parsineši. Ar vienokia idėja, ar kitokia, ar dar kažką išgirsti. Tai va, mes tengiamės ir va štai agronomiją siunčiu visuomet į visus pasitarimus, lauko dienas, nes vis tiek kažką sužinai. Taigi šį kartą laidoje turėjome neeilinę galimybę pamatyti ryšį tarp mokslo ir žemės ūkio. Pasidarė labai aišku, kad nuolat atliekami dirvožemio ir augalų tyrimai gali padėti pasiekti tik tai geriausių rezultatų. Prisijaukinti tokią nepastovią gamtą ir galiausiai be abejo pamaitinti mus visus. Ačiū labai šį kartą įsijungusiems laidą Agro ambasadoriai. Pasimatykime jau lygiai po 2 savaičių.